valstybė. Neaiškink man. Nuomininkė Inga Vilčinskienė. Kamerą prašau patraukti. Jūs atėjot pas mane. Jūs pažeidėt mano teisės. Tavo teisės? Taip. O kas tu toks? O kas tu toks? Tai jūs atėjot pas mane. kas tu toks? Gerai, viskas. Kas toks klausia? Aš tau pasakiau, kas aš toks. Kas toks? Duris atidarai. Kas toks klausia? Nu, taigi viskas tau bus prieš tave šitai panaudota. Taip. O šitas irgi prieš tave bus panaudota. Tai gerai. Žinai? Gerai. Žinai? Žinau. Nu. Viskas pasakėt, ką norėjot. Ne, viskas. Tai ką dar norit pasakyti? Užeiti į vidų. Neleidžia jums užeiti. Orderį turit? Kas jūs toks? Parodykit teismo orderį. Koks orderis? Koks orderis? Kas čia tu? Į galvą įsitrinu. To aš tu ištrinsiu tą galvą. Pabandyk, prašau. Ačiū, nereikia. Prašau, bijau įsimozoti rankas. Galima vykti į gydymo įstaigą gydytis kaip pacientai. Visi šitie specialistai čia Kurie? susirinkę. Policija. Tai jūs už juos kalbat? Ir mes vaikų teisų specialistai manom, kad yra Manot? reikalinga. Tai jūs manot dabar jau? Jau manot? Aš tai manau, kad jūs neadekvati, tai ką man dabar daryti? Nusiųsti jūs pas psichologą, nes aš taip manau. Ne, nu tai kas čia per manimai? Mes apsikeisim darbo pozicijomis, ar ne? Su kuo jūs pasikeisit? Su jumis. Su mumis? Mes su jumis nedirbam. Mano vietoje taip, tai tada jūs galėsit irgi manyti, kad yra reikalinga įvertinti kitus žmonės. Tai jūsų manimas, nu, viskas? Taip. Taip, viskas. Laukia medikų. Gerai, laukit. O jūs kaip pareigūnai prisiekė pagal savo šitą visą priesaiką, ten yra minima, kad jūs ginate žmogaus teisės. Tai gal dabar man pacituoti žmogaus teisės, kurios yra pažeidžiamos šiuo metu? Galime. Gerai. Sekundėlę. Paprašyčiau kitų visų papildomų čia dalyvių išeiti ir netrukdyti, nes aš negaliu susikaupti normaliai. Jūs nesinervuokite, mes su jumis pirmai kalbėjom, viską, man atrodo, žmogiškai susikalbėjom. Ta prasme, aš jūsų to principo Žiūrėkit. Jūs pasisakot gražiai viską spręsti. Todėl, kad čia nieko gražaus negauna. Pakankamai paprasta nuvykti, pasitikrinti, kad įvertinta būklė būtų ir viskas. Ne, nu, ir visi nuo jūsų atstovai. Žiūrėkit, tai mes kodėl patys negalime nuvažiuoti? Nes visiems kyla pagrįstas manimas, kad jūs galite nenuvykti. Tai aš galiu važiuoti su savo mašinu, jūs galite paskui važiuoti. Ar aš... Galime taip važiuoti, jeigu... Manau, kad galima, jeigu toks variantas jūs tenkina, mus irgi tenkina. Manęs variantas netenkina, mane variantas tenkina, kad jūs rašytumėt protokolę šitus duomenis, kurie yra čia, o ne tenai, kurie yra pas juos papkėje. Mes dar nieko nerašėme. Tai jo, bet jūs jau viską pateikėte. Nieko nepateikėme. Tai prasme, kaip matot, mes kol kas bendraujam, niekas nėra nei protokoluojama, nei pildoma. Tai prasme, tiesiog vyksta bendravimas. Tai gerai, aš sutinku nuvažiuoti savo, kaip sakyt, chodo, ne? Nes mums tikrai nereikia čia tokios pagalbos, kad čia mus vežti, atvažiuoti, vežti, gąsdinti ir taip toliau. Psichologiškai paveikti. Mes manome, kad jūs turite problemų, mes manome, kad mes... Išvežti, kad jie galėtų užeiti. Ne, tikrai, čia ne šitai. Norėtumėm, darytumėm kitaip ir nebandytumėm čia nieko apgaudinėti. Spaudimas vyksta dabar. Čia dabar tie žmonės su galėgė, praeitą kartą buvo atėjo dėl to, nes manė, kad čia valstybinis butas ar norėtumais... Nu, aš tai nesutinku su apžiūra. Tai mes kalbėjom, kad jūs dėl to čia yra. Tai mes prieš savo valią atvažiavom. Gerą dieną, vyrai ir moteris. Tai šiandien noriu pateikti papildomą informaciją, kas susijęs su vaikų teisėm, vaikų atiminėjimais. Ir konkrečiai su mano atveju, kai buvo paimti čia visi tie melagingi teismai, parodymai, procesai, paieškos, gaudynės, šmeižtas ir visa kita, tai šiai dienai grįžom prie tos įdomiosios dalies, kaip sakiau, kad surinksiu duomenis ir pateiksiu pareiškimą dėl melagingų parodymų teisme, organizuoto nusikalstamo susivienijimo. Tai žodžiu buvo surašytas
pareiškimas per generalinę prokuratūrą nusiųstas į Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariatą, ten skundą išnagrinėjo, paskambino, kad, žodžiu, ateiti nutartį, tai yra, pats sakiau, kad norėčiau gauti originalą su parašu. Tai va, nuvažiavau pasiimti nutartį ir nieko nuostabaus, taip ir buvo, iš karto tai buvo aišku, kad tai bus, bet, kaip sakyt, dokumentai, kai yra pateikti, tai aiškiau ir būti negali, nes dingsta visos teorinės temos, taigi pateikėm policijai, prokuratūrai daiktinius įrodymus, tai teisminio proceso garso įrašą, pažymą apie tai, kad buvo prašymas gauti leidimą teismo išduoti tos garso įrašus ir visokie kitokie protokoliniai pasirašyti tikrumo žymėm, ta prasme patvirtinti teisėjos dokumentai, pridėti prie bylos medicininiai visokie dokumentai, kuriuose parašyta, kad per prievartą, kad aš skundžiausi, kad per prievartą atvežė grasindami jėgą, grasindami atimti vaikus ir visą kitą. Ir kągi, tai tyrėja va čia va taip va drąsiai rašo, kad pagal Baudžiamojo kodekso 235 straipsnio nurodytą veiklą melagingų parodymų davimas, kaip ir kitos šiame straipsnė nurodytos veikos, yra padaroma tik tiesioginė tyčia. Darydamas šį nusikaltimą, kaltininkas supranta savo procesinę padėtį, žino teisę, pareigą padėti vykdyti teisingai ir duoti tikrovę atitinkančius parodymus. Kaltininko tiesioginė tyčia pasireiškia ir tuo, kad jis suvokia, jog duoda tikrovės neatitinkančius parodymus, supranta tai ir nori, kad tokia informacija būtų užfiksuota procesiniuose dokumentuose ir panaudoja byloje. Čia jinai apibūdina, kaip yra melagingas parodymas. Tai dabar pasakysiu, kad Aidukas 2022 7 mėnesio 18 dieną teisme teigia, kad prisimenė, kas buvo, o 2010 mėnesio ten kažkelintą dieną jis jau nebeatsimena. Jisai teisme teigia, kad su mano šeima ir vaikais nei karto nepavyko susisiekti, gyvai pamatyti, bendrauti, nors protokolai yra rodo, kad ateita į namus, namai tvarkingi, vaikai laimingi, apsirengę, buitinė technika, ten viskas yra, viskas gerai. Šitie protokolai, kuriuos jis pats rengė teismui ir pats apie tai visą žinojo, jisai teisme sako, kad nežinojau, nematėm, niekad nebuvo galimybė susisiekti, kad vaikai buvo užrašyti į darželį, bet nei karto jų nevedė. Be viso to ten dalyvavo ir taip vadinama mūsų atstovė, kurios gyvenime nebuvo matę. Ta prasme, viskas su padirbtais dokumentais ir visa kita. Tai dabar tyrėja, ką jinai padarė. Jinai tyrėja įsijungė, kad jinai mol teisėja ir kaip jinai išvartė Deividą Aiduką. Tai jinai teigia, tačiau pagrindas baudžiamai atsakomybei pagal Baudžiamojo kodekso 235 straipsnio 1 dalį kilti negali. Turi būti nors objektyvios tikrovės netitinkantis, negali būti nors ir objektyvios tikrovės netitinkantis parodymai. Jeigu liudytojas pamiršo įvykio aplinkybės, neteisingai jas suprato ir dėl to klydo duodamas parodymus. Jinai prideda nutartį į kasacinę. Čia jinai tipo pati nusprendė, kad jisai negal, bet kad jisai pamiršo ir tai negali būti laikytina, kad tai buvo melagingi parodymai. Tai va, tai pareiškėjas Vilčinskas savo pareiškėjimą nurodo, kad posėdžio metu asmuo Deividas Aidukas, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SAM Kauno miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovas, kuris dabar dirba Kauno apskrities viršininku, teikia melagingus parodymus teismui žodinio proceso metu. Buvo pateikta klaidinanti ir neteisinga informacija apie nepilnamečių vaikų lankymą ugdymo įstaigose, tėvų veiksmus bei jų tariamą nesutikimą bendradarbiauti su
šiai įsakytą subjektyvę pareiškėjo nuomonę nesutinka, kadangi jo paties pridėtose dokumentuose 22.7 vaiko asociacijos vertinimo nurodymą, kad nėra užtikrinta vaiko teisė į mokslą, nors pareiškime buvo įdėta mokytojos žinutė, kur parašyta kviečiame atvykti Paulių įsivertinti savo žinias. Tai ignoruoja. Paskui buvo pridėta ta informacija, kaip gegužės 23 metų gegužės 30 dieną pas mus be jokio teisinio pagrindo įsiveržė čia asmenys ir grupėje veikdami teikia melagingus parodymus, kviesdami greitąją policiją, kad būk tai aš neadekvatus, bandau žudytis, 25 kodas tenai taip parašytas ir žodžiu vat, šito faktų iš vis nėra pažymėta jos tam pareiškime dėl atsisakymo nutraukti ikiteisminį tyrimą. Tai kai nuvažiavau pasiimti šitą jos nutartį, susitikau su ją ir sakau, taigi yra baudžiamojo proceso kodeksas 168 straipsnis ir ten yra aiškiai parašyta, kad jeigu yra nors kažkokia nepagrįsta informacija, tada galima atmesti, bet pagal mano pateiktos ten begalė tų visų dokumentų, vien tik tai faktai, tai sakau, žymis visą darbą. Jinai man atrodo net neskaičius buvo to, ką jinai ten parašė, bet taip išėjo, kad parašė. Tai nesmė. Šitą žodžių, kaip čia pasakyti, pasiėmėm, paskui apdirbom ir pateikėm prokuratūrai dabar, nes pareigūnė čia nurodė, kad reikia skųsti į žodžių, kur čia, dar kas įdomiausiai, tai Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariatas yra Vytauto prospektas 91, o dokumentą parengė Radvilėnų plentas 1C. Tai čia neesminis dalykas, bet kur čia toj pasakysiu, ta rezoliucija, Nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 168 straipsnio 5d nurodyta Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros antrojo skyriaus prokurorui per 7 dienas. Parašėm skundą. Skunde pateikėm, kad pirmas, pakankamų duomenų ir pagrįstų prielaidų tyrimui egzistavimas baudžiamojo proceso kodeksas 2 straipsnis ir 168 straipsnis pagal baudžiamojo proceso kodeksą 2 straipsnį ir Lietuvos aukščiausiojo teismo praktika, pavyzdžiui, nutarimas 22.11, čia numeris, iki teisminio tyrimo pradžios pagrindas yra neįrodomų pakankamumas, o pakankamas pagrindas manyti, jog galėjo būti padaryta nusikalstama veika. Tyrėja nutarime nepagrįstai iš anksto vertina įrodymus ir daro išvadą, kad nėra nusikalstamos veiklos, nors byloje pateikta daug įvairių objektyvių ir oficialių įrodymų. Toliau garso įrašas ir stenogramą posėdžio atskleidžia galimai melagingus Deivido Aiduko parodymus, kurie tapo pagrindų vaikų paėmimui. Tai yra faktas, aš čia pridėta galimai, nes tik teismas gali vertinti ar galimai ar negalimai, bet tyrėja, jinai kaip teisėja iškart įvertino, kad čia pamiršo ir taip toliau. Vaikų teisių tarnybos ir policijos protokoluose laikino apgyvendinimo akte užfiksuota, kad šeima buvo prievarta išvežta į Kauno klinikas, tėvai sulaikyti, o vaikai 8 mėnesius buvo atskirti nuo tėvų. Visą tai šito asmens parodymų dėka ir protokolų surašymą. Ir teisėjos, ir advokatės, kuri negalėjo atstovauti, bet atstovavo, ir plus dar netyčia sumaišė, kad čia ne ta byla visai, tai patvirtino ir teismo pirmininkas. Tai toliau skaitau. Medicinės pažymos su gydytojų parašais įrodo, kad 23.5.30 priverstinai neteisėtai su visa šeima buvo
Prievarta pristatyta į Kauno klinikas. Pareigūnais prisistatė asmenys pateikė melagingus parodymus, ką patvirtina ir medicininių įrašų protokolai, o visa šeima patyrė didelę fizinę ir psichologinę žalą. Be viso to sutapimu laikyti negalima to fakto, kad būtent tą dieną šeimos byloje už akių buvo skelbiamas nuosprendis leisti paimti vaikus iš šeimos, apie kurį šeima nieko nežinojo. Faktai apie valstybės resursų bereikalingai išeikvojimą, tėvų sulaikomų, operacijos ir gydymo aplinkybės patvirtinti procesų protokoluose, medicininiuose ir socialinių tarnybų dokumentuose. Byloje pateikti objektyvūs duomenys, garso įrašai, proceso dokumentai, gydytojų pasirašytos pažymos apie fizinę ir psichologinę žalą, policijos ir socialinių tarnybų aktais patvirtintos prievartinis išvežimas, pateikiant melagingus duomenys protokolui, visiškai atitinka Baudžiamojo proceso kodekso 2 ir 168 straipsnio keliamą slenkstį, sudaro pagrįstas prielaidas pradėti ikiteisminį tyrimą dėl nusikalstamos veiklos. Dėl objektyvių įrodymų ribojimo ir teisės į gynybą pažeidimo, nors byloje yra objektyvių įrodymų, medicinės pažymos, protokolai, garso įrašai, esminis įrodymas, policijos vaizdo medžiaga apie prievartos aplinkybės yra neprieinama. Tai patvirtina Kauno AVPK 23.11.28 raštas, tyrimo medžiagos numeris čia toksai, kuriame mano prašymas supažindinti su vaizdo medžiaga buvo atmestas, nes jinai yra aiškiai grasinimai visi, kad jeigu nevažiuosit, panaudosim jėgą, tai man tos video medžiagos nedavė. Tai pažeidžia mano teisę gynybą ir procesinį rungimusi principą Baudžiamojo proceso kodekso 22-44 straipsnis, nes negaliu naudotis objektyviausių įrodymų, kuris galėtų tiek patvirtinti, tiek paneigti mano nurodytas aplinkybės apie neteisėtus veiksmus. Dokumentų klastojimas ir neteisėtas panaudojimas. Baudžiamojo kodekso 300 straipsnis Vaiko gerovės centro pastogės direktorės pasirašyta civilinės metrikacijos gimimo aktų įrašų kopija buvo panaudota atidarant banko sąskaitas vaikams. Neteisėtas laisvas suvaržymas ir prievartinis gydymas. 146 straipsnis. Medicinis išrašas patvirtina, kad nebuvo pagrindo priverstiniam gydinimui ar hospitalizavimui, tačiau visa šeima buvo prievarta atgabenta į Kauno klinikas ir atskirta. Ten buvo nuo mūsų atskirti vaikai ir jos tenai tipo žiūrėjo medikai, kur nieko nenustatė, ta prasme. Konstitucijos 22 ir 24 straipsnio pažeidimai. Protokoluose matyti, kad į šeimos būstą pateko be sutikimo ir be teismo sankcijos. Pridėsiu papildomai vaizdą. Netinkamas teismo nutarties naudojimas ir proceso pažeidimai, civilinės bylos nutartis dėl vaikų paėmimo, neturėjo įsiteisėjusios žymės ir teisėjo parašo. Kauno apylinkės teismo pirmininko raštas patvirtina proceso šalių ir nutarties statuso problemas, kad nebuvom proceso šalys toj byloje. Vaikų ugdymas iš šeimos situacijos faktai, ugdymo įstaigos raštas ir SMS žinutės patvirtina, kad vaikai lankė mokyklą, šeima bendradarbiavo. Vaiko teisių tarnybos protokolai apie vaikų būklę ir šeimos aplinkybės, kad buvo namuose, nors teigia, kad nematė, negalėjo matyti. Tyrėjos šališkumo požymiai Baudžiamojo proceso kodekso 58 straipsnis, kad ten taip yra. Nutarime vartojami vertinantis išsireiškimai, objektyvūs duomenys neanalizuojami. Dabar šitą analizę prokuratūrai dėl viešo intereso gynimo, tai pagal visą atliktą medžiagą buvo nustatyta, kad finansinės paskaitos ir teisės aktuose nustatytos išmokos globėjam atkreipėme dėmesį, kad sprendimai dėl vaikų paėmimo ir globos Lietuvoje nėra atsieti nuo realių finansinių interesų, nes valstybės, savivaldybės ir globos centrai gauna ženklų finansavimą už kiekvieną globojamą vaiką. Tokias išmokas ne tik skiria vietos institucijos, jos tiesiogiai numatytos galiojančiose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kaip matyti iš oficialių šaltinių bei teisės aktų už kiekvieną globojamą vaiką per mėnesį mokamos šios išmokos. Žodžiu, bendroj sumoj už globojamą vaiką iki 12 metų mokama globėjui 3617 eurų.
čia yra nuorodos į visus tos dalykus. Tokia finansinė sistema sudaro realias paskatas didinti globojamų vaikų skaičių, todėl kyla pagrįstų abejonių dėl sprendimo objektyvumo ir viešo intereso paisymo. Viešo intereso pažeidimas ir sisteminė paskata atiminėti vaikus. Viešo intereso pažeidimas vaiko paėmimo bylose akivaizdus tiek dėl tiesioginių finansinių paskatų, tiek dėl sisteminės valstybės politikos, kurią atspindi lėšomis remiami projektai. Ministerijos veiklos planai ir viešai deklaruoti tikslai. Pagal investicijų projektą vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams, rūpintojams, kokybės didinimas bei priėmimo plėtra, numeris projekto aprašas. Pagrindinis tikslas yra didinti globos paslaugų apimtį, įdarbinti daugiau specialistų, pritraukti papildomas lėšas ir įvykdyti rodiklius. Ta prasme, pasiėmė paramą ir turi įgyvendyti savo įsipareigojimus, tai veiklinti ten tuos visus darbus. Pagal socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansavimo lenteles šiam projektui skirta daugiau nei 11 milijonų eurų iš valstybės lėšų ir valstybės lėšų. 23 metų valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos veiklos plane tiesiogiai deklaruojama būtinybė didinti alternatyvios globos rūpybos formų plėtrą, užtikrinant kuo didesnį globojamų vaikų skaičių. Veiklos planas toks yra. Tai toks finansavimo mechanizmas kelia riziką, kad vaikų paėmimai gali būti vykdomi ne tik dėl realios grėsmės vaikui, bet ir dėl siekio įgyvendyti projektinius, finansinius ar institucinius tikslus. Todėl viešasis interesas neabejotinai pažeidžiamas, kai socialinė pagalba virsta finansinės naudos ir projektų rodiklių vykdymo priemonė. Organizuotos veiklos požymiai ir baudžiamoji atsakomybė nagrinėjamoje situacijoje fiksuojami aiškus organizacijos veiklos požymiai, vaikų atskirimo veiksmai buvo atliekami nuosekliai, koordinuotai ir dalyvaujant kelių institucijų darbuotojams. Vaikų teisių tarnybos, globos centro, medikų, policijos atstovų, esant aiškiai finansiniai motyvacijai pasikartojantiems veiksmams ir koordinacijai, tokia schema logiškai atitinka organizacijos ar susivienimo veikimo principus. Tai va, tai šitas toksai va buvo tekstas pateikiant skundą dėl atsisakymo pradėti tyrimą. Taip pat buvo asociacija Tarptautinė teisės ir sutarčių kontrolės atstovybė, kaip tik atsižvelgdama į šitą analizę pateikėm, kur čia dabar toj pasakysiu, pateikėm ataskaitą Jungtinės tautas pagal savo darbo profilį. Būtent buvo dabar forumas, kuris vyks Birželio 30 dieną New York'e. Tai nusintėm savo ataskaitą, išdėstėm būtent čia va United Nations Multi-Stakeholder Hearing on the Global Plan of Action to Combat Trafficking in Persons. Tai prekyba žmonėmis ir tai yra iš dalies susiję, nes pagal darytą išvadą, kurią pateikėm, surinkom čia visus duomenis, kiek čia žmonių, kokia čia nauda, kas užsakovai, kokia tikimybė, tai šitą dokumentą irgi pristatėm ir žodžiu viskas vyksta taip toliau, o toliau lauksime, kaip čia prokuratūra į tai reagos. Tai pagal mūsų subjektyvę nuomonę prokuratūra, kadangi yra vietinė čia Kauno, tai lygiai taip pat bus atmesta, paskui galėsim pagal jau procesą į aukštesnę prokuratūrą ar vyresniam prokurorui, nors dabar pačiam skundė mes išdėstėm kad nušalinti prokurorą ir skirti, kuris iš visų Kaunų nieko bendro neturi.
nes čia vyksta akivaizdus dangstymas tų asmenų, ta prasme, jie puikiai žino, ką daro, jie tai daro sistemingai, pagal dabar turimą informaciją yra reikalų su to pačio skyriaus vadovo įduku, kur lygiai tie patys veiksmai, psichologinis smurtas, grasinimai, mainais pasirašyti ant dokumentų, kuris niekaip nėra figūruojamas, bet yra visi pateikti įrodymai, tai vyksta dabar, irgi kreipėsi moteris į asociaciją su prašymu, tai gavom įgaliojimą, gavom prašymą, rinkom medžiagą, važiavom kartu į vaikų teisės, žodžiu, viskas vyksta, ten labai irgi tokių parašyta dokumente, kad aš sutinku, kad mano dukra būtų globojama krizių centre, nors jinai visiškai nesutiko ir turi kur gyventi ir viską, bet žodžiu, visa tai vyksta toliau, pilnu tempu, o kaip žinoma, įdukas už šitą kovą su mumis buvo pakeltas pareigose. Tai esminis dalykas, kad teisinė valstybė, kaip čia visi teigia, tai ir pasižiūrėsim procesiškai, realiai, kaip tai veikia, mes kaupiam visus duomenis ir teikiam atitinkamom institucijom, kurios užsiiminėja kovai su terorizmu, su žmonių prekyba, tai mūsų parengti dokumentai yra visi originalūs, turime visus tos duomenis ir bandysime sustatyti viską į vietas, nes tai yra visiškai akivaizdu, kad tai yra viskas dėl finansų, tai prisėmė paramų ir turi įgyvendyti savo ne vaikus ginti, bet įveiklinti globas, kad skaičiai ten būtų, tiek visi ten visokie tėvystės kursai, viskas tas pats. Turi surinkti savanorius, savanoriais neišeina, tada prispaudžia per vaikų teisės, kad eitų visi tipo savanoriškai, nes jiem davė tokį užduotį. Nu tai koks čia savanoriškas, jeigu tau liepia, nes kitaip tipo bus problemų. Tai va tokie reikalai šiandien ir va tokios važinios, kas liečia šitą procesą. Viskas vyksta toliau. Sureagavom čia į tą Jonavos įvykį, kur buvo tenai, tai per tarpininką tą Lobovą susisiekėm, pateikėm irgi medžiagos, kokius užklausimus gauti iš vaikų teisių, nes tai irgi aktuali informacija tiek mums, tiek visiems, rinkti tos akivaizdžius nusižengimus, nusikalstamos veiklos, kaip šitų projektų, matematinių įgyvendinimų, statistinius duomenis, kad būtų galima surinkti. Tai vat ir visa tai yra pateikti ir prokuratūrai su visais įrodymais ir dar jeigu reikės pateiksim 100 įrodymų ir pažiūrėsim, ar jiem rūpi čia kas nors ar nerūpi. Aš nemanau, kad ten yra visi supuvę, manau, kad ten irgi yra žmonės, kurie turi tiek anūkų, tiek giminių su vaikais, bet kadangi yra tokie reikalai, kad tai vyksta ir toliau tai vyksta ir tai yra skatinama nebaudžiamumu, o dar netgi pakelimu pareigose, tai yra, paminėsiu vieną tokį dalyką, buvo čia tas NT mokestis, kur ten yra, tai čia žiūrėjau tos NT mokesčius, čia žmonės laksto, rėkia, tai buvau nusiuntęs žmogus, kuris aktyviai vykdo veiklą toje sferoje, kaip jis ten vadinasi, to aš pabandysiu. Jo, tai žodžiu, pamečiau tokią mintį, kad konstitucijos viršenybė ir teisinio akto negaliojimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos konstitucijos 7 straipsnių. Negalioja joks įstatymas ar kitas teisės aktas prieštaraujantis konstitucijai.
Tai jeigu Seimas priėmė įstatymą, kurio nori apmokestinti nekilnojamą turtą, jisai teisiškai yra negaliojantis, nes jisai prieštarauja konstitucijai. O visi asmenys, kurie priėmė tokį įstatymą, yra nusikaltėliai ir jie turi būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Tai yra numatyta teisės aktuose ir parašyta konstitucijai, kad negalioja joks įstatymas prieštaraujantis konstitucijai. Tai konstitucijai yra parašyta, kad gydymas nemokamas, priimti įstatymai, kad reikia mokėti, jau prieštarauja, jau jisai negaliojantis. Teismų reformos ten, kad ginti žmonės tautą, visi kiti ten tie įstatymai, taip vadinami, kurie prieštarauja konstitucijai, tai jie niekaip negalioja. Tai kaip čia pareigūno atsakomybė ir tiesioginis konstitucijos taikymas vadovaujantis Lietuvos Respublikos konstitucijos 109 ir 110 straipsniai. Teismai vykdo teisingumą, teisėjai ir teismai taiko tiesiogiai konstituciją. Kaip tai gali taikyti tiesioginę konstituciją, jeigu jie yra įstatymai netitinkantys konstitucijos? Tai vadinasi, jie nelegitimatyvūs ir jie neturi jokios juridinės ir teisinės galios, nes jie prieštarauja elementariai konstitucijai, bet gal to nieks nenori suvokti arba žodžiu, nesvarbu. Tai va tokie va reikalai. Ir dar vat yra toksai, kad pareigūnai taikantis akivaizdžiai antikonstitucinius teisės aktus atsako pagal įstatymus, įskaitant tarnybinę, administracinę ar net baudžiamąją atsakomybę. Tai va, bet kaip sakyti, nu va šitas dalykas toksai yra, kad visi už pinigus yra nuperkami čia ir sprendimai, kad yra antikonstituciniai, jie yra priimti ir visi su tom sutinka, nieks neprieštarauja, todėl jie ir yra taikomi. Tai šitas, pavyzdžiui, elementarus vaikų teisių ten apsaugos, ne, tai jie turi, šeima yra valstybės pagrindas, turi būti taikoma pagalba ten ir taip toliau, bet kaip veikia socialinės ten tarnybos, ateina į šeimą, pamato problemą ir jie ne tai, kad taikytų metodiką, kaip jiem padėti, bet jie taiko metodiką, kaip jiem pakenkti, atskirti vaikus, įveiklinti globos rūpybos centro darbus ir ten įveiklinti jų darbą. Viską daro priešingai, tai veikia prieš įstatymą ir prieš žmonės ir prieš konstituciją ir prieš visus kitus įstatymus ir galima teikti tiesiogiai, kad jie yra visi nusikalstamo susivienimo organizuoto dalyviai ir niekur jie nedings, kaip bebūtų, bet, nu, kaip sakyti, jeigu viskas būtų taip, kaip turi būti, tai būtų tikrai visiems smagu ir gyventi ir būtų visi laimingi ir jeigu nei vienas neitų kariauti, tai nebūtų karo, nes nebūtų kam kariauti, ne? Tai vat irgi iš tos matematikos, bet yra, kaip sakau, žmonės programuojami, kurie neturi savo įtakos, o remiasi įtaką, kurią jiem įdiegė per televizorių, per radiją ar ten per visą kitą ir todėl yra tokie reikalai. Tai va, tai tiek norėjau pasakyti šiandien. Dar norėjau paprašyti, kam nesunku ar kas gali, tai paremkit. Reikia čia atsinaujinti labai tokių dalykų svarbių, daug reikalų. Ir jeigu kas galite, tai vat, čia paliksiu komentarę ten tas nuorodas, kur galite paremti, tai paremkite, būsime labai dėkingi, niekur tai neprapuls. Be to nepaminėjau ar paminėjau, aukščiausiam teismui irgi apskundėm Kauno apygardos nutartį, kurią mus paliko kaltais dėl vaikų pagrobimo bylos. Tai darėm taktinę tokią procedūrą, kadangi pagal aukščiausio teismo rekomendacijas teikiant skundą
aukščiausiam teismui reikia nurodyti tik tai esminės techninės dalis procesinės, kas buvo netitiko teisės aktų ir jokių tenai emocijų. Tai mes padarėm strateginį tokį veiksmą, nes irgi tikimybė, kad atmes aukščiausias teismas yra didelė tikimybė, nors kaip gerbiamas gynėjas mūsų Andrikis Rimas teigia, kad turi būti drąsus teisėjas, jeigu sugalvotų atmesti, bet jie ten bus ne vienas, o 9, man atrodo. Tai mūsų taktika buvo tokia, kad gynėjas, mūsų profesionalas teisės specialistas su didelė praktika gyvenime parašė techninį skundą, aš parašiau miksą techninį ir emocinį, o Inga parašė grinai emocinį ir nusiuntėm visus tuos 3 skundus, tai mano ir žmonos atmetė, o Rimo priėmė, tai bus nagrinėjamas irgi tas dalykas, bet pagal visą, kaip čia sakyti, teoriją pasilikom šitą variantą, būtent 3 atskirų skundų, kurios bus galima teikti tarptautiniams teismams, ir jeigu teismui pateiksi vien tik tai techninį, tai toks įdomus variantas, vien tik techninis, nėra aplinkybių, nėra emocijų, nėra išgyvenimų jokių. Dabar jeigu atmes, tai mes pateiksim pilnai ir emocinį, ir išgyvenimą, ir traumas, ten ir viską, ką patyrėm, persekiojimus visus. Tai bus labai geras toksai dalykas, bet tikiuosi, norėčiau tikėtis, kad taip nebus, ir dar vilties dėti, kad čia dar galima kažką tai čia išvyniot normaliai, ta prasme, kad atsibus žmonės biški atsigaus nuo tų visų, nežinau, tų spaudimų, nespaudimų, kokių čia, kad turės teisėjai savo valią ir nors bus matyti, žodžiu, nereikia čia nieko galvot, viskas bus matyti, kaip ir dabar matysim prokuratūros tą sprendimą ir tiek žinių, o toliau tai va tokios va žinios ir tiek žinių. Tai dar kartą dėkui visiems, kad žiūrit, kad domitės, pasidalinkit, informacija yra ne iš piršto laužta, tai yra dokumentai, kurie patvirtinti, pasirašyti, oficialūs procesai. Ir dar įdomus faktas apie žiniasklaidą, tai pasidalinom informaciją su 2 viešosios informacijos plėtros kaip čia veiklą užsiemančiamis įstaigomis, tai įmonėmis. Respublikai padavėm informaciją ir padavėm Tele3 žurnalistai. Respublika objektyviai išdėstė, neperlipant per ten viską, taip objektyviai galima sakyti išdėstė, ta prasme, ne ten nedėjo nesąmonę, o Tele3 tai matosi, ant ko dirba, ką užstoja ir ką daro, tai labai viskas aiškiai matosi, tai parengėm irgi dabar žurnalistų etikos komisijai, civilinį ieškinį ir dar ten kažkokius, jau net pamiršau, ta prasme, dokumentai čia dieną, nežinau, belia kiek čia tų popierių, rašymų, labai daug veiklos ir tiesiog važiuojam pirmin, nėra pagrindo sustoti, nes, kaip sako vokiečiai, von nix kom nix, tai jeigu nieko nedarysi, nieko ir nebus, o daryti reikia šviesti žmonės, kad žinotų savo teisės ir tiesiog, aš nežinau, kodėl kažkokie tai artistai, kurie savo pareigas maino į kažkokių tai prisimtų įsipareigojimų už lėšas įgyvendinimą, neatsižvelgiant į žmogaus teisės ir visas kitas teisės. Tai vat tokios žinios, tai tiek, dėkui visiems dar kartą ir viso. Paliksiu nuorodai rekvizitus, kas gali, tai būtų labai super, padėtumėt
Viso. Iki.